Tai sveiki visi. Kiekvieną kartą aš vis galvoju, ką pasidalinti. Ir galvoju, iš tikrųjų, žinot, temomis eiti gal ir gerai, bet iš kitos pusės tada mes negauname viso tokio bendro vaizdo. Evangelijos vaizdo, negauname bendro biblinio vaizdo, nematome ištisinio konteksto, kai, žinot, šokinėjimą tarp temų. Ir aš galvoju, gal būtų gerai mums visiems iš tikrųjų pradėti skaityti Dievo žodį ir eiti iš eilės per Dievo žodį. O šiandieną aš galvoju pradėti Romiečiams laiško seriją. Kam teko skaityti Romiečiams laišką? Apie ką kalba Romiečiams laiškas? Apie Dievo teisumą. Taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje. Taip. Dabar galim, jeigu pamėginti įsivaizduoti, jeigu tai vat, mūsų Biblijose pradingtų Romiečiams laiškas. Dingtų tiesiog. Ir jo nebūtų. Tai galėtume pamatyti, kaip iš tikrųjų labai daug informacijos, labai daug geros informacijos, labai daug parašyta apie nuodėmę, apie Dievo šventumą, apie išgelbėjimą, apie išteisinimą, apie žydų tautą. Iš tikrųjų labai daug dalykų mes prarastume, jeigu nebūtų Romiečiams laiško. Taigi, Romiečiams laiškas, pirmasis skyrius. Kas galėtų paskaityti? Pirmą skyrių. Šiandieną kalbėsim jo tik apie Romiečiams pirmą skyrių ir skaitysime atskiras eilutes, bet gal būtų gerai paskaityti visą skyrių. Kas galbūt galėtų paskaityti nuo 1 iki 15 eilutės? Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktas apaštalo, išrinktas skelbti Dievo evangeliją, kurią jis iš anksto pažadėjo per savo pranašus šventuosiuose raštuose. Apie jo sūnų kūnų kilusį iš Dovydo palikuonių, šventumo dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatytą galingų Dievo sūnumi, Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Per jį gavome malonę ir apaštalystę, kad jo vardu padarytume klusnes tikėjimui visas tautas, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Visiems Dievo numylėtiesiems esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, tebūna jums malonė bei ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Pirmiausia, dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jūs visus, nes visame pasaulyje kalbama apie jūsų tikėjimą. Man liudytojas Dievas, kuriam tarnauju dvasia, skelbdamas jo sūnaus evangeliją, jog be paliovos jūs prisimenu savo maldose, prašydamas, kad Dievo valia man pavyktų kaip nors atvykti pas jūs. Trokštu jūs pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų jums sustiprinti. Tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu. Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog nekartą ketinau atvykti pas jūs, bet iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių, kad ir tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių ir tarp kitų pagonių. Juk aš skolingas graikams ir barbarams, mokytiems ir nemokytiems. Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti evangeliją. Gerai, kas nuo 16 eilutės galėtų paskaityti? Aš nesigėdžiu evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki pirma žydui, paskui graikui. Kurios skaityti? Gal iki galo paskaitykite. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta. Teisusis gyvens tikėjimu.
esybės, jo amžinoji galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš jo kūrinių, todėl jie nepateisino. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo ir neišimą ir neišmani jų širdis aptemo. Vadindami save išmintingais, tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiųjų Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskristumą, kad jie patys terštų savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne kūrėjui, kuris palaimintas per amžius sparną. Todėl Dievas paliko juos didingų aistrų valiai, jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanimu ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo, pilni pagydų, žudynių, nesantaikos, klastingumo, panikos, apgaulių, neišmeižikai, nekenčiantys Dievo, akibraižos, išpuikėliai, pagilūnai, išradingi piktadariai, neklausantys Dievo, neprotingi, nepatikimi, nemylintys, neatlaidūs, negailestingi, nors jie žino teisingą Dievo nuosprendį, bet visą tai darantys verti mirties. Jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko darančius. Gerai, ačiū. Atsistokime, pasimelskime, gerai? Dangiškas Tėve, aš meldžiuosi, kad Tavo žodis dabar atvertų mūsų širdis, kad mes galėtume Viešpatie suvokti, atvertų mūsų ausis girdėti, mūsų širdis priimti ir mūsų kojas padaryk eiklės, kad galėtume Viešpatie Tau tarnauti. Meldžiam Viešpatie, kad Tu naudotum ir mane šitam darbe, kad aš galėčiau perteikti teisingai Tavo žodį. Meldžiuosi Viešpatie, kad Tu prisiliesum ir prie klausytojų širdžių, kad Tu mus keistum Viešpatie iš šlovės į šlovę, kad mes galėtume būti panašesni į Tavo Sūnų Jėzų. Jėzus Kristus vardu. Amen. Prašom sėstis. Taigi, pirmas skyrius vadinasi Evangelija, Evangelijos galia. Evangelija, kuri keičia viską. Paulius šitą laišką rašo Romos bažnyčiai, kurios dar net nebuvo aplankęs. Tai laiškas ne tiek apie moralę ar doktriną, kiek apie pačią Evangeliją, Dievo išgelbimo planą visai žmonijai. Ir jis pradeda nuo pagrindinės tiesos. Evangelija yra Dievo galia, kuri keičia gyvenimą. Romiečiams 1 skyrius 16 eilutė Paulius sako: aš nesigėdžiu Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Pirma žydui, paskui graikui. Įdomų dalyką, ką mes čia galėtume pamatyti, kaip apaštalas Paulius save pristato. Tai Paulius čia pristato save trim žodžiais, kurie apibrėžia jo tapatybę. Tai pirmasis, ką jis apie save sako, pirmoje eilutėje mes skaitome, sako: aš esu Jėzaus Kristaus tarnas. Kas galėtų pasakyti, kad aš esu Jėzaus Kristaus tarnas? Mes visi norime būti Jėzaus Kristaus draugai, broliai, ar ne? Mes norime būti tokie, žinot, išaukštinti. Bet apaštalas Paulius, kuris buvo vienas iš žymiausių apaštalų, per kurį Dievas veikia labai ypatingai, kuris padarė daug dalykų, kuris gavo ypatingus apreiškimus iš Jėzaus, jisai sako: aš esu tarnas. Ne lygus su Jėzumi, ne galbūt kažkuo tai ypatingas, bet sako: aš esu tarnas. Pažodžiui iš graikų kalbos išvertus yra daulos, reiškiasi vergas.
Vergas tas, kuris visiškai priklauso viešpačiui Jėzui. Ir aš, kaip žmogus, kaip tikintysis, turėčiau būti irgi viešpaties vergas arba tarnas. Antras dalykas, ką jisai čia kalba, jis pirmoje lūtėje vėlgi skaitome, sako, aš esu apaštalas. Graikiškas žodis, kuris reiškiasi pasiųstasis, pasiųstasis su misija. Apaštalas reiškiasi Dievo siųstas žmogus. Ir trečias dalykas, sako, aš esu paskirtas Evangelijai. Sako, aš esu paskirtas Evangelijai tam, kad Evangeliją galėčiau nešti visiems kitiems į pasaulį. Pažodžiui, iš graikų kalbos reiškiasi nubrėžta riba. Tai reiškia, kad aš esu atskirtas tik tai Evangelijai. Ne kažkam tai net našauti aukas, kaip kunigai darė, ne kažkokiai tai kitai misijai, bet sako, aš esu būtent paskirtas Evangelijai. Taigi, 3 žodžiai, aš esu tarnas, tai yra vergas, aš esu apaštalas, pasiųstasis ir aš esu atskirtas Evangelijai. Taigi, Paulius gyveno Evangeliją, ne kaip priedą prie gyvenimo, ir Evangelija tapo jo gyvenimo prasmė. Kai mes gyvename mūsų gyvenimuose, mums Evangelija kartais tampa tokia, žinot, kaip priedas prie gyvenimo. Aš gyvenu savo gyvenime, toj rutinoje, užsisukiu ir gyvenu dėl savęs ir Evangelija tik tai tampa toks kaip priedas. Šiandieną sekmadienis, šiandieną aš paskirsiu tas 2 valandas Dievui. Bet iš tiesų, tai mes turėtume galvoti arba mąstyti, arba mūsų gyvenimai turėtų rodyti visai ką kitą. Taigi Dievas mus kviečia būti atskirtais Evangelijai, paskirtais skelbti tą žinią pasauliui. Ne tik tai sekmadienį, ne tik tai pirmadienį, kada mes susirenkame Biblijos studijas, ar ne, bet visada ir visur. Paulius čia rašo, 6 eilutėje sako, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Mes esame Kristaus pašaukti į Evangelijos darbą. Ne šiaip, kad Kristus tik atėjo, kad atleistų mūsų nuodėmes, kad mus išgelbėtų, bet jisai atėjo mus pašaukti. Vieną istoriją apie Williamą Wilberforce'ą. 18 amžiuje britų parlamentaras Williamas atsivertė į Kristų būdamas 26 metų. Evangelija jį taip giliai palėtė, kad jisai atsisakė savo karjeros ambicijų ir skyrė visą gyvenimą kovai prieš vergovę. 18 amžiuje dar buvo vergovė ir Anglija tai buvo natūralu ir tai buvo įprasta. Ir šitas Williamsas, jisai atsivertė į krikščionybę ir jisai nutarė skirti savo gyvenimą kovai prieš vergiją. Ir 43 metus jisai kovojo prieš šitą tvarką, jisai stengiasi prastumti įstatymą, kad būtų panaikinta vergija. Ir 1833 metais, praėjus vos kelioms dienoms po jo mirties, Britanijos parlamentas balsavo už vergijos panaikinimą visoje jų imperijoje. Taigi Williamas nesulaukė tos dienos, bet jisai visą savo gyvenimą buvo paskyręs šitai veiklai. Ir Wilberforce'as rašė, Dievas man parodė 2 didelės tiesas. Mano paties niekšiškumą ir jo begalinę malonę. Kai aš žiūriu į Dievą ir žiūriu į save, aš galiu tą patį pasakyti. Dievas parodė mano niekšiškumą. Mes galim sakyti, aš buvau geras, aš ten toks ir toks, bet jeigu tu galvoji, kad tu esi geras, nesupranti Dievo malonės. Mes visi buvome blogi, visi buvome pražuvę. Ir per Dievo malonę, per jo begalinę malonę esame išgelbėti.
Taigi Evangelija ne tik išgelbėjo žmogų, bet ir pakeitė visos tautos sąžinę. Toliau, Evangelijos esmė yra Dievo galia išgelbėti žmogų. Ir raktas į šitą visą laišką, visas romiečiams laiškas, raktinės eilutės yra 16 ir 17 pirmo skyriaus. Viso laiško raktinės eilutės yra šitos. Paulius rašė taip: aš nesigėdžiu Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: teisusis gyvens tikėjimu. Kas yra Evangelija? Graikų kalbos žodis yra geroji naujiena. Šis žodis labai yra įdomu, buvo vartojamas Romos imperija, kai skelbdavo imperatoriaus pergalę. Užkariaudavo kažką tai ir jie skelbdavo Evangeliją. Evangelija tai yra geroji žinia, kad mes užkariavome ten tokias ir tokias teritorijas. Ir Paulius drąsiai sako, tikroji naujiena iš tikrųjų nėra žemių užkariavimas, bet tikroji naujiena yra Kristaus pergalė. Kristaus pergalė. Toliau jisai čia naudoja žodį galia arba jėga. Ir čia yra graikiškas žodis, man labai patiko, graikiškas žodis yra dinamis. Žinote, kas yra dinamitas? Dinamitas. Iš šito žodžio kilo žodis dinamitas. Ta jėga, ta sprogstamoji jėga, galia. Taigi šita galia arba šita jėga nėra tik tai teorinė, bet jinai yra sprogstanti ir viską keičianti galia. Kai Dievo Evangelija prisiliečia prie žmogaus, jinai išsprogsdina viską, kas ten yra. Jinai pakeičia, jinai keičia visą žmogų. Ir graikiškas žodis yra teisumas, dikaesnis, reiškia Dievo teisingas veiksmas, kai jisai padaro nusidėjėlį teisų per tikėjimą Kristumi. Aš į dangų nepakliūsiu per savo gerus darbus, nepakliūsiu net eidamas į bažnyčią, nepakliūsiu atlikinėdamas kažkokius tai ritualus, bet pakliūsiu į dangų tik tai per tikėjimą Kristumi. Aš tampu teisiu ne todėl, kad pradėjau gyventi geresnį gyvenimą, bet todėl, kad aš tampu teisiu per tikėjimą Kristumi. Taigi Evangelija nėra tik tai informacija, ji yra transformacija. Kai žmogus transformuojasi į kitą žmogų. Ji turi galę ne tik tai išgelbėti sielą, bet turi galę pakeisti gyvenimą, šeimą ir tautą. Kai Evangelija prisilietė prie jūsų širdžių, ką jinai padarė su jumis? Ar jūs likote tokie patys, kaip buvote? Nelikote tokie patys. Ir aš matau, kad mes tapome kitokiais žmonėmis. Nes Evangelija ne tik tai informacija, ne tik tai, žinot, mes kaip dabar gyvename tokiam informacijos laike, kai labai daug informacijos mes gauname. Ką mes darome su ta informacija? Mes tą informaciją tiesiog dedame į sandėliuką pas save kažkur tai, ar ne? Ir jos tiek daug yra ir mes galvojame, va šitą informaciją aš pasižiūrėsiu, vėliau pasitikrinsiu, kitą informaciją vėl dedu į kitą šalį. Rytojus dieną aš gaunu dar daugiau informacijos. Ir mes tiek daug esame užpildyti tos informacijos, kad tiesiog skęstame joje. Bet Evangelija, jinai nėra ta informacija, kurią mes išgirdome ir pasidėjome, bet Evangelija, jinai transformuoja mano ir tavo gyvenimą. Dar viena istorija apie tokį Johną Newtoną. Tikriausiai esat girdėję, aš esu keletą kartų pasakojęs. Johnas Newtonas buvo vergų prekybos laivo kapitonas. Jisai gyveno 18 amžiuje
garsėjo ypatingai savo žiaurumu ir neapykantą. Ir vieną audringą naktį, kai jisai plaukė su vergais iš Afrikos į Angliją, kilo didžiulė audra ir laivas pradėjo skęsti. Žinot, kai žmogus neatsiverčia, Dievas panaudoja tam tikras situacijas, kad jisai ateitų prie jo. Ir taigi Dievas panaudojo audrą tam, kad Newtonas susimąstytų apie savo gyvenimą. Ir Newtonas, jisai tuo metu buvo netikintis ir jisai sako, viešpatie pasigailėk manęs. Ir po šių įvykių Newtonas atsivertė ir vėliau tapo pastoriumi ir parašė vieną gražiausią giesmę, kuri yra pati populiariausia pasaulyje. Ir tai yra Amazing Grace arba nuostabi malonė. Tai štai ką Dievas padarė. Ir Newtonas rašė, aš esu didis nusidėjėlis, bet Kristus yra didesnis gelbėtojas. Aš esu didis nusidėjėlis, bet Kristus yra dar didesnis gelbėtojas. Taigi, klausimas yra toksai, kodėl pasauliui reikia Evangelijos? Ar reikia aplamai pasaulio Evangelijos? Jos reikia. 18 eilutė, kas galėtų paskaityti 18 eilutę? Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kad teisybę jie užgniaužia neteisumą. Ačiū. 18 eilutė kalba apie ką? Dievo rūstybę. Matote, kaip mes pasaulyje labai dažnai girdime, kad Dievas yra geras, Dievas yra meilė, Dievas viską atleidžia, Dievas neprisimena mūsų nuodėmių, mes galime vos nedaryti, ką norime. Tačiau pagrindinė problema yra su mumis tame, kad Dievo rūstybė vis tik pasireiškia. Ir Dievas iš tikrųjų nėra toksai, žinot, užsislėpęs kažkur tai kampelyje, sėdi, o mes čia darome beleką. Tokie, kaip žinot, vaikai atitrūkę nuo tėvų. Gal prisimena savo vaikystę, tėvai išvažiuoja kur nors, liko plotas ir vaikai, ypač mes, aš augau didelė šeimoje, plotas ir darom, ką norim. Ar ne? Tai vat panašiai dabar yra pasaulyje. Atseit Dievo nėra ir mes dabar žmonės darome, ką norime. Turime suprasti, kad Dievas nėra abejingas nuodėmiai. Dievas nėra abejingas nuodėmiai. Jo rūstybė, tai kad Dievas rūstinasi, tai nėra kerštas. Tai iš tikrųjų yra teisinga reakcija į blogį. Kartais žmonės sako, Dievas yra meilė, Dievas negali bausti. Ir mes, kai skaitome Apreiškimų knygą, matome, kad Dievas iš tikrųjų baus žmonės, kurie nepatikėjo jo sūnumi Jėzumi ir siųs amžiną mirtimi pragare. Ir mes kartais galvojame, net ir tarp tikinčiųjų galvoja taip, kad sako, Dievas negali būti toksai žiaurus. Dievas nėra žiaurus. Jo rūstybė tai nėra kerštas, tai yra teisinga reakcija į blogį. Tai yra teisinga reakcija į blogį. Žmonijos nuopolis visą šitą suformavo. Žmonės pažino Dievą, bet jo nešlovino. 21 eilutė, kas galėtų paskaityti? Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet už šį mąstydami paklydo ir neišmaniai jų širdis aptarė. Ačiū. Iš tikrųjų, tai, žinot, nėra žmonių ateistų arba nėra žmonių, kurie netiki Dievu. Visi žmonės žino ir supranta, kad yra Dievas. Visi iki vieno žino, kad yra Dievas. Bet čia sako, kad pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo.
Biblija kalba, sako, kad žmogus pažiūrėjęs į Dievo kūrinyje gali suvokti, kad yra Dievas. Ir todėl mes, kaip žmonės, nesame pateisinami. Tai širdies nuodėmė, kai Dievo vietą užima žmogus. Žmogus pradeda pats karaliauti. Jisai pats pradeda valdyti ir pats sako, viskas priklauso nuo manęs. Taigi jie nors ir pažino Dievą, jie jo nešlovino. Antras dalykas, jie pakeitė Dievo tiesą į melą. 25 eilutė. Paskaitykit. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o Dievui, kuris palaimintas per amžius. Amen. Žinot, žmonės yra tokie išradingi žmonės, kad jie žino tiesą, jie žino, kaip reikia daryti, bet jie tą tiesą išmaino į melą. Jie pakeičia Dievo tiesą ir sako, sako, čia dabar aš pakeičiau, bet čia dabar bus gerai. Ir sako, jie pradėjo garbinti kūrinius ir jiems pradėjo tarnauti. Kiek mes matome religijų, kiek mes matome įvairių dievų, žmonės susigalvoja ir ką jie daro, jie lenkiasi prieš juos, jie juos garbina. Šiais laikais vienas iš didžiausių dievų yra Pats sako. Ne, žmogus sakau pats sako. Yra internetas. Žmonės lenkiasi, garbina, turi savo telefonus ar ne, negali paleisti jų iš savo rankų, nes viskas tenai ir žmonės pradeda garbinti tokius jau ir nematomus dievus. Toliau, tai pirmas dalykas, žmonės pažino Dievą, bet jo nešlovino. Antras dalykas, jie pakeitė Dievo tiesą į melą. Trečias dalykas, jie pradėjo garbinti stabus vietoj kūrėjo. Ir ketvirtas dalykas, Dievas atiduoda. 24, 26, 28 eilutė. 3 kartus yra kartojama, kad Dievas atiduoda. Tai baisiausia yra teismo forma, kai Dievas leidžia žmogui eiti savo keliu. Tai yra teismas, kurį Dievas duoda žmogui. Ir tai yra pats baisiausias dalykas, kad Dievas leidžia žmogui daryti, ką jisai nori. Mes kartais galvojame, mes norime savo valios, arba mes klausime, kodėl taip įvyko, negi Dievas negalėjo sustabdyti. Dievas galėjo sustabdyti. Bet jisai leidžia žmogui eiti ir klysti toliau. Taip. Taigi Paulius rašo ne tik apie 1-ojo amžiaus Romą, bet tai dabartinio pasaulio diagnozė. Moralinė sumaištis, ta prasme, aš darau, ką noriu, gyvenu kaip noriu, man moralinės normos nieko nereiškia. Aš esu savanaudis, žiūrėkime į pasaulį, ne kaip dabar mus pasaulis presinguoja. Tu turi būti ten toksai ir toksai. Ten grožio kultas, visa kita, labai daug dalykų yra. Ir žmogus susikoncentruoja į save. Ir trečias blogumas, tai neteisybės pateisinamas. Pastebėkime pasaulyje, kas vyksta, pateisina neteisybę, pateisina blogus dalykus. Ir tai vyksta ne tik tai pasaulyje, bet ir net ir kartais krikščionių tarpe tai vyksta. Taigi Evangelijos galia reikalinga ne tik nusidėjėliai už bažnyčios ribų, bet ir mums, kad kasdieną atsinaujintume Dievo dvasioje. Taigi praktinės pamokas, kokias mes galėtume išmokti iš šitos istorijos. Tai pirmas dalykas – nesigėdyti Evangelijos. Šiandien pasaulis gėdijasi tiesos, bet Evangelija yra vienintelė viltis. Paulius sako, aš nesigėdiju Evangelijos. Jis ragina tikinčiuosius irgi sekti juo, kaip jis seka Kristumi, ir sako, aš nesigėdiju Evangelijos. Tai ir mes turėtume nesigėdyti Evangelijos. Kodėl? Nes būtent per Evangeliją žmogus gali
tapti išgelbėtų, gali pasikeisti jo gyvenimus. Antras dalykas, ką mes galėtume suvokti iš šios skyriaus, kad Evangelija yra ne teorija, bet jinai yra jėga, dinamitas. Žinot, mes kiekvienas nešiojame dinamitą ir įdedame į žmogų ir sprogdiname jame tą bedieviškumą, jo blogą gyvenimą ir sakome, štai yra Dievo jėga, kuri gali pakeisti tave, kuri gali atleisti tavo nuodėmes, kuri gali pakeisti tavo ateitį. Trečias dalykas, leiskime Evangelijai kasdien keisti mane ir tave. Ji ne tik tai išgelbėja, bet augina mus, gydo mus ir atstato. Evangelija yra skirta visam žmogui. Jinai keičia mūsų gyvenimą, jinai mus veda prie Dievo, jinai mus augina dvasioje, kad mes galėtume suvokti Dievo tiesas. Ir ketvirtas dalykas – skelbti Evangeliją drąsiai. Tai vienintelė žinia, kuri turi amžinąją vertę. Nėra jokios kitos geros žinios, kuri taip galėtų pakeisti žmogų. Įsivaizduokime dalyką, jeigu mes dabar sužinotume kokį gerą dalyką. Tarkime, kas jums yra svarbu gyvenime? Maksimoje pienas po centą. Ir skambinat iš karto kaimyniai, Maksimoje pienas po centą. Ar ne? Eikit pirkti. Susimastytume, jeigu pienas būtų po centą. Ar verta pirkti, nes kažkas turbūt įtartų. Ar ne? Jeigu mes išgirstume kažkokioje parduotuvėje nuolaidos 90%. Tikros realios nuolaidos. Ar ne? Striukė kainavo ten, tarkime, 100 eurų, dabar galima nusipirkti už 10 eurų. Ir mes skambintume tiem kaimynam, draugams ir sakytume, žiūrėkit, yra gera žinia. Tai gera žinia yra Evangelija, ne? Evangelija. Ir jeigu mes žinome gerą žinią, kad Evangelija gali pakeisti žmogaus gyvenimą, kaip mes ją turėtume, ką mes su ją turėtume daryti, kaip mes turėtume ją pasakoti kitiems. Taigi mes turėtume iš tikrųjų drąsiai skelbti Dievo Evangeliją su drąsa. Kai nėra drąsos, ką reikia padaryti? Iš kur gauti drąsos? Iš Dievo, bet kaip? Per Evangeliją. Jeigu pats buvai išgelbėtas, tai ir supranti, kaip veikia ir su kitais daliniesi tuo džiaugsmu. Gerai. Buvo toks atvejas apaštalų gyvenime, kai jie visi gavo šventąją dvasią. Prisimenat, buvo sekminės, visi gavo šventąją dvasią. Praėjus keliems mėnesiams, kai juos valdžia pradėjo persekioti, apaštalų drąsa kažkur dingo. Mokinių drąsa kažkur dingo. Juos pradėjo suiminėti ir patupdyti į kalėjimą. Kur jų drąsa? Nėra. Ką jie tada darė? Apaštalų darbų 4 skyriuje mes skaitome šitą istoriją, kai tam tikrus apaštalus patupdė į vadinamą cypę, į kalėjimą. Ir kai jie buvo užsidarę nuo aplinkinių, užsirakinę, jie pradėjo visi melstis. Sako 24 eilutėje, jie vieningai pakėlė balsus į Dievą ir pradėjo melstis. Ir jie meldėsi už tą visą situaciją ir sako 31 eilutėje, jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta ir visi prisipildė šventosios dvasios. Įsivaizduokite, jie turėjo šventąją dvasią, visi. Jie buvo pripildyti dvasios. Tuo metu jie buvo be drąsos.
jų dvasinis lygis buvo nukritęs labai žemai. Ar ne? Kai jie pasimeldė ir paprašė Dievo pagalbos, ar ne? Sako, jie prisipildė dvasios ir dvasios prisipildymas pasireiškia kaip? Ir jie drąsiai, 31 eilutė, skelbė Dievo žodį. Šventosios dvasios pripildymas pasireiškia drąsumu skelbti Dievo žodį. Taigi, mums iššūkis, ar Evangelija yra Dievo galia išgelbėti žmogų? Taip ar ne? Taip. Ir ar ši galia veikia tavyje? Ši galia iš tikrųjų veikia manyje. Kai aš išdrįstu kažkam tai papasakoti Evangeliją, jinai pakeičia tą žmogų. O jeigu jis neklauso? Jeigu neklauso, tai jo laisvas sprendimas. Ir kaip Tai reiškia negelbė, Dievas gelbė. Taip, bet per savo Evangeliją, per savo žodį. Žmogui šnekėjus, sako, aš bežionė. Tai todėl šitam skyriuje labai gerai Dievas parašė, sako, Dievas 3 kartus čia. Dievas juos atidavė. Už tai, kad jie nenorėjo sekti paskui Dievą, Dievas juos atidavė į tam tikras nuodėmes. Ir jie daro tas nuodėmes ir tuo pelno dar didesnį Dievo teismą. Taigi, ką mes galime iš čia pasiimti šito pirmo skyrius? Iš šito pirmo skyrius mes išgirstame, kad Evangelija yra Dievo jėga. Mes suprantame, kad Evangelijos prigimtis yra Dievo galia, kuri keičia žmogų. Dievo jėga, kuri keičia žmogų. 16 eilutė. Žmogaus problema, kurią mes irgi skaitėme 21-25 eilutėje, kur kalbama apie žmogaus prigimtį, kad pasaulis visas nusigrėžė nuo Dievo. Dievo atsakas 18 eilutėje yra, sako, jisai yra teisingas ir jo rūstybė yra teisinga. Ir Dievas siūlo malonę. Ir ta malonė pasireiškia per tikėjimo kelią. Teisusis gyvens tikėjimu. Taigi, Romiečiams 1 skyrius 17 eilutė. Taigi mes pradėjome seriją iš laiško Romiečiams ir tęsime toliau, kad suprastume Evangeliją plačiau. Ne tik suprastume ją, bet ir leistume, kad Evangelija keistų